Labas vakaras. Sveiki. Nu, jūs kaip užėjote į studiją, išplaukėt net kaip gulbė, galima pasakyti. Man patinka, kada žmonės užeina, kurie negali su rankom durys atidaryti. Kadangi rankos užimtos, privalo su koja atidaryti. Nu, darbė dar su kojom netidarinėjom durų, bet... Ką čia darot paukštinė, ko dirbat? Taip, tai aš dirbu mėsos kepsnelių ir pusgaminių ceche su pamainos vadovė. Pardavimai susiemam. Turim komandą. Tai turbūt labai pigiai parduodi, jeigu tokio nominacijų. Ne, reikia mokėti draugiškai parduoti. Reikia draugiškai prieiti, kad visi būtų patenkinti, laimingi. Ką jūs manot tokio padarot kolegom, kad jūs išrinko iš šitą nominaciją? Tai manau, kad tos visos kasdienės tokios ne tik kad užduotis, bet ir bendravimas, nu tiesiog būti žmogumi, kaip ir sakot. Tai vat ir tas kolegiškumas iš to susideda, vat, visas tas bendradarbiavimas kartu tarpusavyje. Tai gal kolegos gali dar ir naktį jums paskambinti, jeigu liūdna, pasitart kažką. Būna visko. Drąsiai. Visą laiką. Galit, jo. Bet o šeima nesupyks, kad žadinam. Ne, mano šeima taip gal mane ir auklėjo, kad būtų draugišku. Kokių savybių turi turėti žmogus, darbuotojas, kad patekti tokią nominaciją? Aš pirmoji galvoju, kad turėtų būti jisai draugų labiau negu kolega. Tu turi išklausyti žmogų, jeigu jam kažkas blogai, turi padėti, patarti. Už ką tave pasodino ant šitos karštos kėdės šiandien? Turbūt, kad jo, aš esu toks, kuris visur, visada ir prie bet ko. Ir dalinasi. Ir dalinuosi, taip. Aš duodu, ne tai, kad imu daugiau, bet daugiau duodu. Bet čia yra iš dviejų dalykų galima taip, kadangi kaip kurie žmonės duoda, kad paskui paim daugiau. O kaip kurie žmonės nuo širdies duoda ir jiem nieko nereikia. Tai jūs į kokią kategoriją? Aš labiau turbūt atiduodu, net neimu. Kas taps šių metų nominacijai metų kolega? Šiaip tai, aš tai galvoju, kad yra pas mumis vienas žmogus, didis žmogus, dėstytojas, labai gerai dėsto mintis, Andrius Barauskas. Gal jisai tiek draugiškas, kad užleis jums vietą? Va, pažiūrėsim, kaip bus. Ne, aš galvoju, kad kaip žmonės nubalsuos, taip ir bus. Ką Andrius turi, ko neturit jūs? Charizma, jisai charizmatiškas žmogus. Bet aš jį vis bandau, bet šiaip mes esame geriausi draugai. Tai super, tai aš niekiek nepavydėčiau, jeigu jisai laimėtų. Paulius įvardino jūs kaip rimčiausias konkurentus šitas nominacijos. O kaip jūs vertinat Paulių? Save? Ar... Pauliaus kandidatūrą, ar jisai vertas būtų? Kaip vertinsi, ar pagal ūgį, ar pagal... Ir svarbu, kas vertina. O, teisingai. Ir ką? Pasveikinam, eteris ne guminis, tai... O, Jėzu, dar šnekėtume ir šnekėtume. Taip. Čia girtume vienas kitą ir... Apie